Šios popieriaus krūvos į bendrovės Ekoservis rūšiavimo perdirbimo bazę ką tik atkeliavo iš sostinės antrinių žaliavų konteinerių. Vidutiniškai vienas namų ūkis per mėnesį išmeta apie 10 kg popieriaus. Deja, ne visus popierinius daiktus, kuriuos sumetame į popieriaus konteinerius, galima perdirbti. Kas liečia iš popieriaus, tai jeigu yra knygos, stengtis bent jau nuplėšyti viršelius. Tuos kietuosius, blizgančius, kurie yra padengti tokia kaip plėvelė, sakykime taip. Po to yra segtuvai, kurie yra su metalinėm juostelėm. Šitie vienkartiniai indeliai, jie yra labai užteršti ir jie praktiškai niekas neperdirba. Tai ir jų irgi negalima mesti, juos reikia mesti į bendrą komunalinių atliekų konteinerį? Čia popierius iš konteinerių skirstomas į frakcijas. Pasak bendrovės Ekoservis atstovo, Lietuvos gyventojai popieriaus atliekas rūšiuoja vis atsakingiau. Štai mūsų laidos ir Ekoservis iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyvių Santariškėse į specialius konteinerius sumestas popierius beveik visas keliauja į perdirbimą. Rūšiuojame kartoną, išrenkame kartono atliekas, išrenkame popieriaus, tai žurnalai, laikraščiai, knygos, be viršelių, spaudiniai visokiausi, ofisinis popierius ir taip toliau. Taip patys kiaušinių lukštų, šitų dėžučių popierius taip pat yra atrenkamas. Dar kartą surūšiuotas popierius patenka į galingą presą, suspaudžiantį žaliavą į tokius kubus. Šiuo metu perdirbama vos apie 70% iš gyventojų surinktos žaliavos. Pasak Andriaus, šis kiekis žymiai padidėtų, jei į popieriaus konteinerius nemestume netinkamų perdirbimui dalykų. Sutepto riebalais, klijuoto popieriaus, pavyzdžiui, tūtelių nuo tualetinio popieriaus, plastikinių popierėlių nuo saldumynų, folijos. O žiūrėkit, o pavyzdžiui šitas. Čia yra popierius, ar čia yra plastikas? Čia yra vadinamas tas tetrapakas. Tai reikia mesti kur? Į popieriaus. Į popierius. Jis bus perdirbtas? Bet jūs, jeigu pasieškosit internete informaciją, sakykim, pas tvarkytojus, sakykim, pas mus tinklapį, ten VSA, kur nors, visur skirtingai. Vieni rašo, kad į popierius, kiti rašo, kad į plastiko. Čia jau prasideda žaidimas nuo to, kaip kas turi pajėgumus, kokius geriau išrūšiuoti, iš ko ištraukti. Pas mus yra į popierių. Drąsiai į popieriaus atliekas meskite žurnalus ir laikraščius. Metalinių jų sąsagų pašalinti nereikia. Kaip ir kartoninės dėžės, perdirbami kiaušinių dėklai. O štai smulkus popierėliai netinka. Visiškai smulkių, mačiau, sakykime, ten tokie mažesni gabaliukai, visiškai, tarkim, jeigu būtų šitokie, jie tiesiog, jų mes nesutvarkytumėm, nesupresuotumėm, tai viskas ar taip keliauja į sąvartyną.